Sveiki visi. Kalbinsim moterį. Ir vyrai, jinai mums išdavinės paslaptis. Kokios nuostabios, pavojingos būtybės nori iš mūsų vyrų. Aišku, klausys vien moteris, nes jas ir pačios nori sužinoti, nes pačios nesupranta, ko nori. Bet komentuokit, laikinkit, lovinkit ir matysim, kas čia darosi. Vat Aistė pas mus striginėja biškį, vat matysim, kas čia darysis. Bet kaip visada, pamatysim, kas ir kaip. Todėl, labas Aistė, kalbinu Aistę mūsų pas mane svečiuose. Kaučerė. Sveiki visi. Aš dar tik tai bandau čia susiderinti grupę. Pašėrinti grupę. Turbūt už tai ir Nieko, tada porą sekundžių. Grupė vadinasi Ramios mintys. Taip, Ramios mintis, galite, prašom, užeiti pas Aistę į Ramias mintis. Ten jinai daro keistus moteriškus darbus, kur mes vyrai nesuprantam. Ir kadangi dabar Aistė pradeda dar vis dėlto tai daro, tai dabar, mėly klausytojai, dar kartą užduokit klausimus arba klausytojas, komentuokit, ko norit. Ir Aistė, pradėkim nuo pirmo punkto. Ko tu nori iš vyro? Kažkaip jo. Aš noriu iš vyro. Ko tu nori iš mūsų? Vat būtent iš vyrijos. Ko tu nori, moterie, paaiškink tu man normaliais žodžiais. Gerai, tai jeigu taip labai trumpai, beveik vienu žodžiu, tai noriu pasitikėti vyrais. Noriu pasitikėti, vyrais ar tuo vyru, sakysim. Gal labiau tuo vyru, kalbėkime apie partnerį, ar ne? Tai noriu pasitikėti ir jaustis mylima. Ir čia noriu iš karto atkreipti dėmesį, noriu nežinoti, kad esu mylima, o jaustis, kad esu mylima. Nes čia yra toksai skirtumas. Šitų dalykų. Didžiulis skirtumas. Nes žinojimas tai yra kažkaip, žinau, iš čia rūpinasi namais daro, tai, turbūt myli, ar ne? Tas toksai, kai tu pritempi per protą, kad, jeigu manim rūpinasi, pinigus uždirba, ten tas anas, tai, tai myli. Ir visai kitas dalykas yra, kai tu jautiesi mylima. Tai yra, tiesiog... Tai yra du skirtingi dalykai. Jo. Myli kaip gali, tai yra tik tai pasiteisinimas. Galbūt, žinai, ir aš galvoju, šitoje vietoje skirtumas tarp žinau, kad myli ir jaučiu, kad myli, man atrodo, čia yra tas ryšio reikalas, kurio kiekviena moteris nori iš vyro. Tai yra jausti ryšį ir jausti tą emocinį artumą. Dabar paaiškinu vyram truputį šitą punktą, kur pasakoja jaustis mylima. Vyra su vyru, kuris nėra dušioj, nebus jokio liudijimo, nes vyras galvos moterį. Ir moteris galbūt žinos, kad yra mylima, nes vyras per galvą rūpinasi, tvarko reikalus ir moteris žino, kad yra mylima. Pagal faktus. Problema yra tame, kad dalis mūsų nesupranta, kas čia darosi. Nes tai yra patirtiminis momentas, per kurį mes suprantam, visiškai jaučiam gyvenimą, negu per čia. Ir čia galvojama, o čia yra patiriama. Ir daugelis mūsų brolių, yra daugiau kaip pusė mūsų, net nesupranta, kai mes kalbam apie patyrimą, apie jausmą, apie dūšią, vyras taip klapsi akim ir mokosi. Bet tai būna labai kažkas tai tokio. Ir vyras, kuris nesupranta, kas tai yra, ateina pas moterį ir moteris sako, aš jaučiuosi nemylima. Aš nekalbu apie natūralus. Kai kadagi yra dūšios natūralai, kurie nesupranta, ką daro, ir yra tokie vyrai. Bet pagrindė mūsų
kategorija yra tokia, mes žinom, kaip gyventi, bet kai mes ateinam pas moterį, liudijimas, draugystė, jautimas, jis ateina ne iš čia, o iš čia. Net ir iš ten netgi. Net yra pačioj, nes dūšia, jinai kalba netgi per lytinę sistemą. Bet pagrindinis dūšios aspektas yra čia. Nu, toksai labiau žmogiškas, dalinai žmogiškas, dalinai gyvūniškas. Aiste, ar turi kažką papildyti mano papildymui? Jo, žinok, tikrai turiu ką papildyti ir beklausant tavęs, man atėjo, toks visiškas sujungimas to, ką irgi skaičiau, žinojau ir ką girdžiu ir iš klientų ir pati ką patiriu. Vat būtent dėl šitos priežasties, kad vyrams, kaip tu sakai, sunku čia, ar ne, ir jie eina iš proto, Taip. Aš suprantu, kad jeigu moteris yra gražiam santykyje su savimi ir gali jausti normaliai savo jausmus, jų neslopindama ir juos išreikšdama ir parodydama tuos savo tikruosius jausmus, jinai padeda tam vyrui tokiu būdu susijungti su savaisiais jausmais. Ir jinai vyrui užpildo tą dalį, kurio jam taip trūksta. Ir todėl vyras ieško tokios moters, kuri yra su savimi harmonijai. Arba ne harmonijai. Tada gaunasi šabarliakas, bet jį natūraliai traukia link moteriško prado, kuris galbūt ir chaotiškai yra su savim, bet kai vyras nežino, ką su tu daryti, arba moteris yra chaosas su savim, tada gaunasi bardakas. Toksiniai santykiai, karminiai santykiai. Tai ačiū labai už papildymą, Aiste. Tai dabar punktas. Jaustis iš tikro mylimai vyro nori. Tai dabar sekantis punktas, apie ką paminėjai, Aiste, yra pasitikėti. Tai aš dabar pakomentuosiu, o paskui prašau pakomentuok mano komentarą. Pasitikėti vyru reiškia, kad vyras beveik nemeluoja savo ir pasauliui. Reiškia, kad jo žodžiai nelabai skiriasi nuo darbų. Reiškia, kad jisai prisiema atsakomybę bent jau už save. Bent jau už save. Kartais už moterį, bet ten labai reikia atsargiai, nes šiaip iš tikrųjų, tai kiekvienas turi už save prisimti atsakomybę. Labai romantiškai atrodo, kai vyras prisima atsakomybę už moterį, bet man kai kurie ten tie dinaminiai aspektai, jie gali jau atrodyti infantiliški. Tai reikia biškai atsargiai su tuo. Vyras prisima už moterį atsakomybę. Užtektų, kad prisimtų pilnai už save. Nekaltintų moters dėl to, kaip jaučiasi, dėl to, kaip gavosi. Žiauriai gerai. Toliau, tada. Tai dabar pasitikė moteris, kada vyras yra neimpulsyvus, stabilesnis, jis gali būti kūrybingas. Bet impulsyvumas, aš kalbu, kad tai yra tai, kad nesikaitalioja šuorais vyras, kaip kaitaliojasi moteris. Nes moteriai ir taip užtenka. Jos kaitaliojimuose ir jos emocinių bangų, kurios jie talžo. Ir jeigu dar talžo vyrą, tai ten dviese sėdi ir kilbasina abu. Nereikia šito vyrui. Jinai nori labiau ramesnio vyro, bet emociškai. Ką reiškia? Dar pasitikėjimas vyro yra toks dalykas. Tai vyras yra nepajudinamas stipriai. Bet supraskit tokį dalyką, dalis mūsų, brolių, nepajudinama yra todėl, kad yra užsidarę nuo aplinkos. Tai yra, aš sėdžiu ir neduok Dieve, kas nors manyje suvirpės. Ir sėdžiu todėl intelektą. O nepajudinamas vyras yra tas, kuris labai stipriai vibravo, išjautė pasaulį, suprato, ką su tuo daryti, ir jisai tapo stabilus
kaip grįžęs kapitonas iš audringos jūros. Arba kaip fighteris, kuris turėjęs daug kovų, jisai ramus, jeigu ne psichas. Jis yra ramus, todėl kad jisai paprasčiausiai antiek kaip prisivibravęs, kad jam jau yra ramu. Ir kai jisai su tokia ramybė pasitinka moters audrą, emocinę, jis virpa, bet jisai neišskliara. Moteris stebi, jeigu yra, vyras iškliara ties moters bangom, moteris jo nebepasitikė. Tai, Aiste, aš dalį momentų pasakiau apie pasitikėjimą, o dabar paaiškink vis dėlto, kaip iš tikrųjų yra. Žinai, nežinau, man šiandien toks juokas ima iš tiesiog, nežinau, ir tema faina. Tai išnai gal truputėlį dar grįšiu prie to stabilumo. Nu, man žiauriai iš tikrųjų patiko tas stabilumas tavo pasakytas ir aš manau, kad tai patikimam vyrui tikrai puikia savybė. Na, jinai daug ką duoda. Man tai stabilumas toks kaip atrama, kada, kaip tu sakai, vat, moteris ar emociškai banguoja, ar jai gal trūksta pasitikėjimo, o gal palaikymo, ar kažkokios motyvacijos, ar kažkokie gyvenimo iššūkiai ištinka, ar ne. Tai va ta atrama, nu, man yra tas stabilumas. Ir aš taip galvoju, kad tas stabilumas man jisai susijęs su vyro išmintim ir branda taip pat. Da. Jo, vat šitas toksai yra momentas. Ir nu, aš nežinau, ar čia verta, žinai, grįžti, kaip tu ten sakai, ten iškleria, ten kažkas ar ne, ir tie dalykai. Čia man gal labiau, na, kaip tu ir minėjai, eina kalba apie, sakysim, kažkokius kopriklausomus santykius, arba ten tą vengiantį prieraišumo tipą, žinai, ar ten, nu, va, tie va visi nestabilumai, kurie yra, sakysim, nu, kuriuos žmogus atsineša iš savo buvusios šeimos, nu, tiek vienas, tiek kitas. Ir aš galvoju, nu, kad tas ryšys būtų vykęs, nu, tikrai svarbu yra, kad abudu norėtų turėti, nu, visų pirma, tą kokybišką santykį su savim ir su pasauliu, ir tada vienas su kitu. Negu kad bandyti, nu, daugiausia tai, kaip sakant, ką gali bandyti, tai keisti vienas kitą. Tai čia, žinai. Tai va. Ir tada nežinau, žinai, aš dar gal labai norėčiau pasidalinti, man labai patiko, yra toks Brian Reeves, jisai vyrų coacheris santykiuose. Man labai patinka jo, jis toks labai jautrus, žinai, jautrus jo pasidalinimai. Ir man labai patiko, kaip jisai pasakė, ir man atrodo, knygą yra parašęs, neskaičiau šios, bet tas pasakymas apie moterį, žinai, choose her every day, or leave her. Tai tas, vat, nu, pasirinkimas moters kiekvieną dieną. Arba, kaip sakant, nu, palik ją, jeigu tu to negali padaryti. Tai moteriai, ir ypač, jeigu moteris turi nerimaujantį prieraišumo tipą, tai čia yra, nu, nežinau, ta prasme, kaip, nu, nenoriu gal sakyti gelbėjimus ratas, bet tai yra toksai labai labai gydantis momentas. Ir aš galvoju, kad va šitam, vat, jeigu vyras gali, kaip sakant, nu, iškomunikuoti tokį dalyką, o manau, kad tikrai daug vyrų, kuriems tikrai rūpi jo moteris labiau, sakysim, negu jo paties ego, tai tas neigiamas, sakysim, to nerimaujančio prieraišumo tipas, jis gali virsti į tokį, nu, tam tikrą privalumą ir sukurti ypatingą ryšį, nes tas vyras su savo sveiku buvimu šalia, jisai gali padėti jai išgydyti jos tas, nu, tas traumas, kurias jinai patyrė kažkada. Tai va, net užkimau. Jo, Aiste, vėl gilio šaknį pradėjai knist. Tai dabar mažiau gilio. Gilis pas tave konsultacijose. Pas mane. Dabar taip. Tai dabar yra, aš komentuoju, Aiste, tavo momentą. Tai yra vadinama pasišventimu.
Ir pasišventimas yra priešingas abejoniai. Ir vengiantis tipažas, jis dažnai būna su moterim ir jisai atrodo, kad yra jėgoj, nes kontroliuoja situaciją. Problema yra tame, kad ta kontrolė yra feikinė. Jinai yra neurotinė. Ir va šito moteris kaip ir, ja, neurotikas traukia vengiantis. Ypatingai tos, kurios nerimauja. Bet kas iš tikro moteriai, mesgi kalbama, kas yra gera moteriai. Ko nori moteris gero iš vyrų, ne blogo. Ko blogo mes čia prikonsultuojam. Ateina pas mus, ko nori moteris. Ir dabar pasišventimas atrodo taip. Aš kiekvieną dieną tave pasitinku ir kartais tu mane nervuoji, kartais gazdini, bet aš esu su tavim. O ne, tu čia nepatogi, čia jausmai, čia tu užsišykus, dar kažką. Taip, aš noriu kartais tave užmušti. Bet aš esu su tavim. Visą savo dušą. Visų savo ketinimų. Ir kai moteris tai jaučia, jinai labiau užsikalinėja. Ir kai vyras ateina su tokiu pasiryžimu, jis turi mokėti nustatyti ribas moteriai. Nes kai moteris supranta, kad jinai turi vyrą pasišventimą, jinai jam paduoda išbandymų. Arba šiaip tampa savim, atsipalaiduoja. Ir ties atsipalaidavimu pasiryžęs vyras turi mokėti nustatyti, laikyti savo savigarbą, išlaikyti dūšią, nes jeigu vyras neturi savigarbos ir nemoka nustatyti ribų, jam geriau būti tokiu abejojančiu višivoši su atgaliniam dureliam, jeigu ką praslysti, kad moteris pastoviai sėdėtų neurozei, kad matytų, kad jeigu neduok Dieve, pradėsiu daryti klaidas ir užlipsiu jam ant kupros, toks yra apsaugos mechanizmas. Ir mūsų pusė sėdi ties abejonę ir bando tokiu būdu išlaikyti moterį, kad jinai būtų pastoviam strese. Ir tai veikia. Bet to moteris nenori, bet jos pasitinka mumise dažnai tai. Ar turi kažkokį komentarą mano šitam komentarui? Aš tik noriu pasidžiaugti, kaip tu gražiai tą apibūdinai vyrišką pusę ir ypač irgi apie tą momentą, kad vyrai irgi turi ribas brėžti šitoje vietoje. Man labai patiko. Ir kažką dar norėjau pasakyti. Prašau. Ne, viskas tvarkoj. Gerai, tai dabar mes įvardinom 3 dalykus šiandieną. Jeigu norėsim, kitą kartą darysim dar laidą. Dabar Aistė Simona uždavė klausimą. Ar galima sakyti, kad moteris nori iš vyro to, ko negavo iš tėvų vaikystėje? Kaip galima užpildyti tėvų meilės trūkumą? Gilus labai klausimas, per bendras. Ar jauti, kad reiktų kažką atsakyti šiandien Simonai, ar ne? Aš gal taip galėčiau pasakyti, kad natūraliai moteris nori iš vyro to, ko negavo iš tėvų vaikystėje. Toks yra natūralus noras. Tačiau ant kiek sveikas tas noras, tai labai, sakysim, kvestionuočiau šitą dalyką, nes nei vienas vyras neprivalo atstoti nei ten, kaip sakant, nei motinos, nei tėvo. Tačiau čia dar yra įdomus toks aspektas, kad atrodo, nori ten meilės moteris ir visko, bet jeigu tėvas koks nors būdavo, sakysim, nestabilus ar retai apsilankantis ar paliekantis, tai moteris būtent tokį patį ir randa paskui. Toks jį ir patraukia. Tai čia dar tokia kita įdomi pusė yra viso šito. Kaip, sakysim, nori vieno, susiranda kitą ir ten kas ką užpildo ar papildo. Tai aš galvočiau, kad visų pirma, tai savo tos poreikius žmogus turi užsipildyti pats ir iš savo tos vidinio tėvo ir vidinės motinos, o vyras yra partneris.
tačiau, kaip čia pasakyti, nu, tam tikrą atskaitos tašką vis dėlto moteris sieja. Nu, vat yra, Šarūnai, gal tu gali šitą daugiau truputėlį paplėtot mintį, jeigu tu vat, nu, turi ką pasakyti. Yra toksai, nu, atskaitos taškas, sakysim, tas vat patikimumo, sakysim, saugumo arba to va vyriško prado, nu, dalykas, kurį moteris gali norėti iš vyro. Dabar taip, nieko nesupratau, todėl, nes rašiausi, todėl neatsakinėjau šį kartą, nes man yra svetima klausimo struktūra. Aš vis dėlto pabandysiu tai, kas man suskambėjo, savitai pakomentuosiu šį kartą. Ir vat neįsiu paskui tavo pasiūlymą. Tai dabar, Simona, norai susidaro iš poreikių ir iš trūkumų. Ir tai yra dvi skirtingos norų grupės. Bet ten galima, aišku, ilgai filosofuoti apie tos dalykus, kaip ten kas vyksta. Ir realiai mes su Aiste daugiau pasakojom šiandieną, ko iš tikrųjų nori moteris iš vyrų, ir mes mažiau eisime į neurotinius norus, į trūkumus, į užsiciklinimus, į traukos klaidas, kurios susiformuoja, pavyzdžiui, negavo kažko, pavyzdžiui, tėvas buvo visiškai šaltas. Ir moteris, nu kaip, nu, jeigu pasirenka šaltą savo vyrą, vat, vedybom, išteka už šalto vyro, nes buvo šaltas tėvas, tai jinai nori. Bet mes kalbam šiandieną apie labiau poreikius, o ne apie neurozes, kurias jau mes tada tvarkom jau su Aiste, kai ateina žmonės, jau eina į gylį. Nes ten galima prikalbėti, kaip traukia ir ko nori per va šitos kantus, kur vienas sako, ko nori, o fakte renkasi iš tikro, ko nori. Nes yra toks dalykas, kad pas moterį yra, kaip ir pas vyrą, nevaldomas vidus, tai yra vadinama pasąmonė. Ir vieną mes sąmoningai sakom, ko mes norim ir siekiam. O kitas dalykas, mes ką pritraukiam, mes pamatom, ko mūsų nori vidus, kokius patirti scenarius. Bet šiandien paprastai jau yra labai daug visokiausių užsisukimų, karmų, neurozių, psichologinių problemų, kur galima kalbėti ir kalbėti. Todėl negavo iš tėvų vaikystėje, jeigu pati nesusitvarkė santykių su tom, neatsidarė to resurso, negavus iš tėvų, tada yra didžiulė tikimybė pritraukti vyrą ir norėti vyro, kuris neduoda to, ko nedavė tėvai. Tai šiandieną mes su Aiste pakalbėjome apie 3 dalykus ir kitą kartą kalbėsim apie dar kokius 3 dalykus, ko nori moteris iš vyro. Darysim antrą dalį. Mėly žiūrovai, palaikinkit, palovinkit, pašėrinkit, padėkokit komentarę. Toliau, parašykit, mielos moteris, savo versiją, ko moteris nori iš vyrų. 1 arba 3 dalykus. 2 dalykų nerašykit. Mėly vyrai, pabandykit ir jūs parašyti. Kaip jūs manot? Ko labiausiai nori moteris iš vyrų? Ir vat pagal to žodelius mes padarysim antrą transliaciją. Papildysim tai, ką dabar Aiste pradėjo pasakoti. Aiste, ar turi kažkokį užbaigiamąjį žodį, ar šiandien užtek? Palauk, Šarūnai, čia Aiste pradėjo pasakoti, o tu? Aš pakomentavau. Tik tai. Prasme, tu moteris, aš čia prie ko? Aš iš viso nesuprantu, kas tai yra moteris ir ko jinai nori. Aš pats nesuprantu, ko aš noriu. Jo, okei. Žinai, man pačiai, beklausant, toks atėjo noras taip sudėlioti tarsi lentynėlės, kodėl moteris nori ten, sakysi, meilės ir šilumos ir taip toliau, bet pritraukia, jo, kaip tu sakai, šaltą vyrą arba tokį, nu, nebūnantį namie vyrą.
kaip tėvas, reiškia, nori to kažkokio ten idealo, ar ne, bet pritraukia, kokį pritraukia, pritraukia tokį, Čia koks būtų tėvas. atskira programos tema, siūlau, Aiste, jeigu norėsi. Čia labai rimta tema. Šiaip jo, man įdomu patirinėti irgi, žinai, būtų šitą momentą. Tai daugiau Mėly turbūt klausytojai, jo, jeigu domina šitą temą, parašykit perimk domina. vedėjo, perimk Šarūnai vedėjo funkciją. Gerai. Tai va, tai mano manimu šiandien tiek. Jeigu norėsim, pratesim. Tada gero visiems vakaro. Ačiū tau, Aiste, už pasisakymą. Tai tada iki kitų kartų. Iki visiems ir visom.